Gal pagaliau vieną kartą paneikime to garsiojo probiotinio gėrimo sudėtį. Ar tikrai jisai toks maistingas ir mamos perka ne tik savo vaikams, bet ir pačios mielai degustuoja. Tai probiotinis gėrimas turi savyje nuo 10 iki 13 gramų 100 gramų cukraus. Tai tas vienas buteliukas yra pusė tavo suaugusio žmogaus rekomenduojamos dienos normos, o vaiko tai yra visa cukraus dienos norma, kokią rekomenduoja Pasaulio sveikatos organizacija. Ar cukraus terpėje gali vešėti gerosios bakterijos? Didžiulis klausimas. Kas yra svarbu vartojant probiotinius produktus, suprasti, kad jeigu mūsų terpė neturi medžiagų, kuriomis maitintųsi teisingomis gerosios bakterijos, jos neusilaikys mūsų žarnyne. Ir jeigu mes gauname su produktu probiotinių gėrimų jau cukraus, mūsų terpėje iš esmės susidaro bloga flora ir būtent tos bakterijos patekusios skatina disbiozę, kandidą, mieliagrybių, kitų neteisingų bakterijų augimą. Todėl pirmiausia, norint išlaikyti mikrobiotą mūsų sveiką, būtina valgyti sveikatai palankų maistą, kuriame yra daug skaidulinių medžiagų, maistas, kuris yra gaunamas reguliariai, ne protarpinių badavimo metu, įvairiausių dietų besilaikant. Todėl labai svarbu reguliariai ir subalansuota mityba, o reguliariai tokio produkto vartoti tikrai jokių būdų nerekomenduočiau, nes gali skatinti žarnyno mikrofloros disbalansą, padidinti uždegiminius procesus ir tai gali būti susijęs su insulino atsparumu. Todėl ilgalaikiui poveikiui rekomenduočiau rinktis tiesiog, jeigu tinka pieno produktai, tiesiog raugintus pieno produktus. Daugiau mano patarimų nori spausk like, dalinkis su draugais, rašyk komentare daugiau patarimų. O jeigu nori sužinoti ne tik tai, kaip įsirinkti maisto produktus, bet kaip valgyti ir gyventi sveikai, kaip tapti motyvuotų, kaip gaminti greitai, skaniai ir sveikai, rašyk komentare noriu ir aš pasidalinsiu su tavim sveiko maisto gaminimo kursais, kurie padės tau suprasti visus sveikos mitybos principus, gyventi ir valgyti sveikai, o kas yra svarbiausia, kad tuos kursus išklausęs įgausi praktinių įgūdžių, tai yra kaip lengvai, greitai iš bazinių maisto produktų turimų namuose pasigaminti skanų ir sveikatai palankų maistą.